vat, iš ko atpažint, kad treneris feikina, kuris praranda žaidėjo pasitikėjimą ir žaidėjai sako, šitas netikras, jis feikina. Tu iš karto to nepagausi. Žinai, jeigu treneris gerai moka feikinti, tu nepagausi. Bet kada ateina supratimas, kad čia feikas vyksta? Nėra, kaip žinai, išlenda visada, visur kažkas išlenda. Parašo žinutės spaudos tavo žmogui, parašyk, kad aš ten atvažiuosiu, parašyk dar kažką. Tu matai, kaip jis jau dėlioja apie save tekstus net, kai skambina žurnalistam pats, kai tu žinai, koks jis treniruotė ir tu matai, koks jis varžybose, kai tu matai, čia daug niuansų, žinai, kai jis tau vieną šneka, nuėjęs kitam kitą šneka. Čia tų feikų tokių, žinai, jie išaiškėja laiku einant ir netikrą žmogų vis tiek tu pagausi anksčiau ir vėliau, žinai. Aš podcast'e kažką pakalbėjau, dar toj pirminiai podcast'ų fazėje 18-19 metais, dar Šaras tuo metu klausėsi podcast'ų, jam nepatiko, ką mes pasakėm, tikėtina, kad jam galėjo nepatikti ir jis man parašė žinutę, kad tai yra labai neteisingas podcast'as, žiauriai unfair podcast. Ir aš tada jam paskambinau ir atsimenu, jo buvo vieni pirmųjų žodžių, tai buvo gal 10-11 val. Vakaro, kad tu šiaip esi drąsus žmogus, kad tu man skambini. Ir tada prasidėjo tirada, bandau jam aiškinti, kad Šarai, bet čiagi yra šou, taigi tu irgi geras šaumenas, tu šaumenas, čia gal tau šou, man čia visas gyvenimas.